Varėnos rajone ūkininkaujantis Petras Tiknevičius ką tik nukasė topinambų derlių. Šviežių atvežė Žemės ūkio akademijos mokslininkams. Va čia tada galima padėti, va tai pasižiūrėsime. Daug tyrimų jau atlikta, bet topinambai sako unikalūs augalai, todėl mokslininkai nesustoja, tyria toliau. Beveik visa Mendelėjevo lentelė juose identifikuota. Topinambai tirti ir šiuo dujų analizatoriumi, vadinamąją elektroninę nosimi. Šis įrenginys gali identifikuoti lakiuosius organinius junginius, kurių paprastai žmogaus uoslė visų negali užuosti. Rezultatai nustebino. Pasirodo, topinambų žieduose yra specifinis junginys, toks kaip motinos piene. Žieduose, kaip ir saulėgrąžoje, yra labai daug vėlgi eteringųjų aliejų. Geltona spalva, tai reiškia karotenoidai, kurie yra mūsų tokie prevenciniai kaip antioksidaciniai junginiai. Šiuo metu topinambų augintojams darbymetis kasamas rudens derlius. Mes galime 2 kartus per sezoną kasti. Tai reiškia, mes kasame vėlai rudenį, kada užauga naujas derlius. Ir galime pavasarį, kuomet iš dirvožemio išeina šalnos. Pasak mokslininkės, skiriasi rudenį ir pavasarį nukastų topinambų cheminių junginių sudėtis. Kuomet derlius yra nuimtas, nukastas rudenį, vėlai rudenį, tada yra pagal mūsų tyrimus atliktus didžiausias yra oligosacharido inulino kiekis. Inulinas reguliuoja cukraus kiekį. Nepakeičiama priemonė žmonėms turintiems diabetinių problemų, ypač sergantiems cukriniu diabetu. Topinambai, kitaip nei bulvės, su kuriomis juos dažnai painioja, lengvai žiemoja. Iš rudens susikaupęs inulino kiekis padeda augalui žiemojimo metu pajausti tą stresą. Taip, ir tai yra chemija, tai reiškia oligosacharidas skyla į paprastuosius cukrus, tai gliukozė, fruktozė. Ir va dėl ko pavasarį mes valgydami jaučiame, kad jie labai saldus yra. Topinambai tyriami ir Sveikatos mokslų universiteto farmacijos fakultete. Čia iš jų kuriami nauji vaistai, maisto papildai, kosmetika. Mes iš topinambo gaminame miltelius, o iš miltelių gaminame tabletes, kapsulės, taip pat spaudžiame sultis, kurias galima panaudoti kosmetikos gamybai. Naujausi tyrimai, pasak mokslininkės, rodo išskirtinės topinambų savybės. Veikdamas priešuždegimiškai mažina skausmą. Taip pat, kadangi reguliuoja virškinamojo trakto funkciją, žarnyno mikrobiotą gerina smegenų funkcijas ir jau kalbama, kad tai gali būti viena iš prevencinių priemonių Alzheimerio ligos prevencijai. Nors topinambai maistas ir vaistas, profesorė apgailestauja, kad Lietuvoje juos augina tik keli ūkininkai, o Dzūkijoje ūkininkaujantis Petras sumažino jų plotus. Paklausos nebuvo, po to kai kurios dirbos tapo nualintos, dėl to sumažėjo mano plotai. Kitaip nei mūsų šalyje, topinambai populiarūs Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje. Jie tinka ne tik maistui, bet ir biokurui gaminti. Reporterė Loreta Mačiulienė.